Labukas, kaip tu laikaisi? Aš noriu prasiverti su tim kartu savo siuntinį, kurį gavau ir šiandien dar ir ofisą važiavau, nes pritrūkau kelių prekių, kurių reikėjo greitai, tai teko truputėlį vertę, bet parašyk man labas, man labai patinka pasisveikinti ir noriu prasidaryti kartu savo siuntinuką ir papasakoti, kągi aš čia gavau ir dėl ko yra užsisakoma ir kas liks ir pas mus. Toj viską parodysiu. Taip, tai šitame siuntinyje yra, ant viršaus, kas yra, tai yra mūsų. Šitie abudu liks pas mus, nes buvo akcija 1+1 nemokamai. Tai pasiėmiau savo, nes jau viskas buvo pasibaigę. Jeigu tu mėgsti tikrą graikišką jogurtą, bet su dar daugiau gerųjų bakterijų, tai čia tai, ko tau reikėtų. Tai yra jogurto gaminimo milteliai, kurį labai lengva pasigaminti, nes yra pas mus šope tiek jogurto gaminimo aparatas, tiek patys milteliai. Galiu parodyti, kaip atrodo. Viena pakuotė gaunasi litras jogurto. Jeigu nori labai daug, kad būtų gerųjų bakterijų, tai yra 100 kartų daugiau negu elementariam jogurte. Tai jeigu tu nori, kad labai daug būtų, tai pakanka tada vieną kartą darytis. Bet jeigu tu nori, kad iš jo išeitų daug jogurto, su truputį galbūt mažiau, ar ne, gal tiesiog nori, ne tik, kad žarnyną pripildyti gerųjų bakterijų, bet nori, kad būtų skanus, sveikas jogurtas, be jokių priedų, šviežias, tai gali pasigaminti ne 1 litriuką to jogurtuko, tai jogurtukas yra mūsų. Bet šitame siuntinėje nėra labai daug, bet yra labai gerai. Šitame siuntinėje yra pats populiariausias kompanijos produktas, tai yra kvepalai. Kvepalų čia yra ir vyriškų, ir moteriškų. Tai yra tikras parfumas ir ne veltui yra to perkamiausia prekė, nes ta prekė yra tikrai pasiteisinusi, tikrai labai pasiteisinusi ir ją žmonės labai mėgsta. Dar viena to prekė yra šitame siuntinyje, to ištrauksiu, kurią, nežinau, jeigu tu mane seki, tai matai dažnai ir aš ją naudoju pati ir naudoju iš tikrųjų daug žmonių. Tai jeigu kvepalai yra numeris 1 kompanijos prekė, tai šis gelis yra numeris 1 Lietuvoje. Kai sakau, visose šalyse pagrindinė žmonės labai mėgsta kvepintis ir Lietuvoje mėgsta kvepintis, bet Lietuvoje labiau žiūri sveikatos. Tai čia yra alavijo geliai, jų čia yra 7 net. Ir alavijo gelis, dėl ko šis? Aš pati jį irgi naudoju ir labai visiems rekomenduoju. Jeigu tu turi refliuksą, jeigu tu turi užkietėjusius vidurius, jeigu tu nori detoksikacijos organizmo, jeigu tu nori tiesiog pravalyti savo žarnyną, kad sustiprinti prevenciją prieš širdies ligas, cholesterolis. Na, iš tikrųjų, beprotiškai daug visko gali nuveikti su juo, bet pagrindinis tai, kam labai rekomenduoju, refliuksas, rūgštis ir žarnynas užsikišęs. Tai yra beprotiškai geras dalykas. Bei tu gausi iš vidaus vitaminų, mineralų, tai yra to pačiu ir imuniteto stiprinimas. Tai va, jeigu tu nori nuraminti refliuksą, sako, ar galima išgydyti refliuksą? Negalim. Jį gali nuraminti, su juo gali gražiai gyventi, bet jo neišgydysi. Taip kaip ir herpes. Jisai kažkur ten giliai gyvena, bet mes jį galim su juo gyventi gražiai, kad jis mums nešokinėtų. Taip daug iš tikrųjų ligų galima nuraminti. Tai refliuksas irgi tas, kuris pirmiausia reikėtų nuraminti savo nervus, bet galima tvarkyti skrandžio pH. Tai kas susijęs su rūgštimis visomis ir žarnynas. Nekentėk, jeigu turi užsikišusius vidurius. Tai yra tikrai problemos sprendimas. Tikrai, kas pasiteisina, kas vartoja visą kursą, taisyklingai visada pasiteisina. Tai labai rekomenduoju šį gėrį. Tai tinkamas ir vaikams. Nes ir daug vaikučių turi ir tos pačius užsikišusius vidurius ir refliuksą, tai labai rekomenduoju. Ir tuo pačiu, kai sakau, vartoju dėl vidurių, sustiprini ir imunitetą. Gauni naudingų medžiagų ir tie vitaminai yra natūralūs, nesintetiniai, ar ne? Tai nuoširdi rekomendacija jam, vaikas vartoja žalią, mes su vyru vartojam violetinę, nes vyrui yra cholesterolis padidėjęs, tai irgi labai tinkamas dalykas ir labai jo šio džiaugiuosi. Man patinka ir skonis, man patinka jo veiksmingumas, man patinka taip, kaip aš jaučiuosi. Sako, iš kur tu turi energijos? Aš save turbinu, o turbinu natūraliais augaliniais papildais. Tai jeigu tu irgi nori turėti energijos, nori turėti daugiau geresnės sveikatos, sveikesnį žarnyną, ramesnį
tai sakau, tą visą rūgštingumą, jeigu tu nori turėti gerą virškinimą, kad nebūtų pilvas tas išsipūtęs ir panašiai, tai nuoširdį rekomendacija šiam. Tai va toksai mano siuntinukas, dar visko šiandien prisėmiau iš ofiso, bėgsiu pakuoti jūsų siuntinių ir ačiū už tai, kad žiūri, ačiū už tai, kad esi. Jeigu norėtum šį gėrį įsigyti su 50% nuolaida, parašyk man žinutę, arba stokis įkelsiu nuorodą į komentarus, stokis ant nuorodos ir aš tau viską papasakosiu. Padedu pasirinkti tinkamiausią, padedu pasakyti, kaip taisyklingai vartoti, kiek vartoti, kam, kur, kada, kaip sakau, padedu išsirinkti iš labai plataus asortimento ir aš visą laiką už tai, kad žmonės taupytų. Nebijok registracijos, be įsipareigojimų, be kažkokių paslėptų mokesčių, be mėnesinių pirkimų kažkokių privalomų ir panašiai. Tu gali apsipirkinėti vien tik dėl savęs, tarkim, tu nusipirkai kursą, tau nereikia grįžti ilgai. Kursą suvartojai, pertrauką turi darytis ir panašiai, tai tu gali ilgai negrįžti į shopą, sugalvoji vėl darytis kursą ir vėl grįžai. Tai tas man labai patinka ir mano prisijungusiam nariam patinka, tai kviečiu ir tave. Jeigu nori suspręsti sveikatos problemų, o gal labai skaniai kvepėti. Šiandien irgi gavau pakutę dovanų iš savo komandos, vienos iš mentorių, nes dalyvavau komandinį loterijai, tai va, turiu naują pakutę, kas nori išbandyti, kas nori namo pats pirmoji būti naujų mėginukų bandytojų, ir gali išsirinkti savo norimą aromatą iš klasikos linijos. Tai parašyk man žinutę. Dar kartą dėkoju už tai, kad esi ir bėgu pakuoti siuntinukų ir linkiu gražaus vakaro.